Sveiki visi, esu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Viktorija Namavičienė ir šiandieną norėdama pratęsti kovo 7 dienos įvykusios konferencijos temą tiekėjų pritraukimas, taip pat esu paruošusi savo medžiagą, kurios dėja negalėjau pristatyti dėl ligos. Bet nieko nelaukdama ir tiesėdama Evelinos duotą pažadą dalinuosi savo prezentaciją. Mano tema, kaip ir minėjau, susijusi su tiekėjų pritraukimu ir yra apie tiekėjų daromas klaidas, o tiksliau, kaip perkančio organizacija galėtų tiekėjams padėti tų klaidų nedaryti. Ir jeigu kažkas tai suabejotų, dėl ko būtent šita tema, kai atrodytų, kad jau tiekėjai dalyvauja pirkimuose ir nebėra čia ko pritraukinėti, tai prisimenant Ramučio pristatymą, kuriame jisai minėjo, kad mes esame apklausę tiekėjus, kas jiem trukdo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tai dalis iš tiekėjų prisipažino, kad yra dalyvavę viešuosiuose pirkimuose, tačiau dėl to, kad nusivylė jų procedūromis, daugiau viešuosiuose pirkimuose nebedalyvauja. Tai svarbu ne tik pritraukti viešąjį pirkimą tiekėją, tačiau tame pirkime jį ir išlaikyti. Kodėl mes atmetam tiekėjus? Tai vidutiniškai per metus mes atmetame apie 21% visų pasiūlymų nuo tarptautinės ir supaprastintos vertės pirkimų skaičiaus ir 50% iš to skaičiaus mes atmetame dėl per didelės kainos, 30% dėl to, kad tiekėjai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir nuo 4 iki 8% dėl to, kad laiku nepatikslino pasiūlymų. Na ir kitos smulkesnės priežastys. Kalbant apie tą didžiąją dalį, tai yra tiekėjus atmetamus dėl per didelės kainos, ką perkančia organizacija su tuo galėtų padaryti. Tai visų pirma, rinkos tyrimas, rinkos konsultacija, jau tie burtažodžiai kartoti ne kartą konferencijoje, bet turbūt ne veltui dėl to, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus pirkimo procesas, stadija, kuriame mes susirenkame pagrindinę informaciją ir kalbu ne tik tai apie tą rinkos tyrimą, kur išsiunčiate tiekėjams ir laukite iš jų atsakymų, bet turime tikrai nemažai skelbiamos informacijos, kaip viešinamos sutartys, skelbimai apie sudarytas sutartis ir viešai internete prieinama informacija. Tai visa ji jums turėtų padėti nustatyti tą realią rinkos kainą, už kurią galite gauti pasiūlymus. O jau kai nustatote, tai prašymas šitos informacijos neignoruoti. Visai nesenai teko bendrauti su perkančia organizacija, kuri pasirinkusi tokią keistą strategiją sako, kad jeigu mes net ir nustatome, kad rinkoje kainos yra aukštesnės, skelbiame pirkimą su mažesne suplanuota verte, tikėdamiesi, kad galbūt kažkas tai ateis ir mums pavyks sutaupyti biudžetą. Ir tik tai neįvykus tam pirkimui mes skelbiame pirkimą su aukštesne kaina. Tai mano manymu, tai nėra gera praktika dėl to, kad pirkimo paskelbimas, to tuščio, kuriame tiekėjai yra atmetami dėl per didelių kainų, dėl per didelės kainos, atlikimas kainuoja labai didelius administracinius kaštus tiek perkančiai organizacijai, tiek tiekėjams ir būtent tiekėjų nusivylimo tokių pirkimų apskritai egzistavimo. Tai jeigu jau rinkos tyrimo metu išsiaiškinote, kad kainos rinkoje yra brangesnės, ta informacija ir turėtų būti vadovaujamasi. Ir galiausiai šiuo metu tarp perkančių organizacijų vyrauja tokia prielaida, kad jeigu aš paskelbsiu pirkimo dokumentuose savo priimtiną kainą, tai tiekėjai dėl kainos nesivaržys ir pasiūlys tokią, kokia yra nurodyta pirkimo dokumentuose.
Tai sutiktina, kad tokia rizika yra, tačiau mano nuomonė turėtų būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, ar ta rizika gali išsipildyti ar ne. Ir jeigu rinkoje yra konkurencija, tai tikrai tiekėjai varžysis dėl tos kainos ir tai rizikai išsipildyti nėra jokių pagrįstų argumentų. Jeigu tai yra keletas tiekėjų, tai tikėtina, kad tokiu atveju jie tikrai gali susiorientuoti į jūsų paskelbtą priimtiną kainą. Tai sprendžiant dėl kainos paskelbimo neturėtų būti vadovaujamasi na, viena nusistatyta taisyklė, kad mes kainos niekada neskelbėme, o tai turėtų būti įvertinama kiekvienu konkrečiu atveju pagal jūsų rinkos tyrimo ir rinkos konsultacijos duomenis. O kalbant apie, na, tą antrąjį didįjį atmetimo pūlą, tai yra, kad tiekėjai atmetami dėl neatitikimo pirkimo dokumentų sąlygomis, čia tikrai turime daug įvairiausių problemų ir dažnas gali manyti, kad tai yra realiai tiekėjo problemos, jie yra neatidūs, jie neskaito, neužpildo to, ko reikalaujam, nepateikia to, ko reikalaujam. Bet gal mes kaip perkančiosios organizacijos vis dėlto galim padėti tiekėjams. Tai ką mes galime su tuo padaryti? Tai pirmoji problema, kad tiekėjai neskaito pirkimo sąlygų, neklausia, klausia pavėluotai, na ir iš to iškyla turbūt daug problemų, kad tiekėjai neįsigilinę, suklysta kažkur tai ir panašiai. Tai visų pirma, turbūt kiekviename susitikime, kiekvienoje konferencijoje kartosiu kaip mantrą, kad naudokite standartinės pirkimo sąlygas ir sutarčių šablonus. Tai padės tiekėjams daugiau dėmesio skirti techninių reikalavimų išpildymui ir jis kiekvieno pirkimo metu neturės skaityti atskirų pirkimo dokumentų. Toliau tinkamai planuokite pirkimus, kas jums leis nustatyti pakankamą terminą pasiūlymų pateikimui. Ir pakankamas terminas ne visada yra minimalus įstatyme nustatytas terminas. Ir nesupaprastintų pirkimų atveju pasiūlymų pateikimai gali reikėti ne 10, o 30 dienų. Tai turite vertinti kiekvieno vėlgi konkretaus pirkimo atveju, kokius dokumentus prašote pateikti, kokia jų apimtis, nes mes kaip viešųjų pirkimų tarnyba tikrai sulaukiame nemažai skundų iš tiekėjų, kad štai perkančioji organizacija yra su kažkuo tai susitarusi iš anksto ir jam turbūt pateikus iš anksto pirkimo sąlygas ir taip apribojusi konkurenciją, nes nėra įmanoma tokio dokumentų kiekio perskaityti ir surinkti visą informaciją, sakykime, per vieną savaitę. Tai jūs galvojate, kad jūs tiesiog nustatėte pagal įstatymą apibrėžtą reikalingą terminą, tuo tarpu tiekėjai galvoja, kad jūs veikite galbūt neskaidriai. Ir dar kokią gudrybę daro perkančiosios organizacijos, na, galvoja, paskelbsiu terminą, koks numatytas įstatymė, tą minimalų, o jeigu tiekėjams reikės, jie paprašys daugiau. Irgi yra klaidinga prielaida, nes ką tokiu atveju tiekėjai daro, arba apskritai nedalyvauja tokiame pirkime, nes, kaip ir minėjau, jų prielaida, kad jau perkančioji organizacija yra susitarusi su kažkuo, arba vėlgi gali suklysti ir bando suspėti perkančiosios organizacijos prašomą terminą. Tai jau nuo pat pradžių, nuo pirkimo pradžios jūs turite atsakingai įsivertinti rinkos tyrimo metu, nuspręsti, koks tiekėjui yra priimtinas terminas. Toliau trumpa atmintinė tiekėjų su esminė informacija, o didesniuose projektuose susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų. Tai dėl šių dviejų punktų pakomentuosiu kitose skaidrėse. Taip, tai matote vienlapį, kurį galėtumėte pateikti savo tiekėjams su esminė informacija, nuo ko jam pradėti dalyvauti pirkime, ką visų pirma turėtų pasižiūrėti, kad įsigilinti į pirkimo objektą, tai yra techninė specifikacija, peržiūrėti pasiūlymo formą, po to, jeigu jisai jau atitinka tas sąlygas, peržiūrėti tiekėjo pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos reikalavimus, na ir galiausiai sutarties projektą.
Taip pat atkreipti dėmesį į svarbiausius terminus, per kokį terminą jiems reikia paprašyti patikslinti pirkimo dokumentus. Ir idealu būtų, jeigu pridėtumėt klausimų siūlymų pateikimo formą. Jau mačiau ne pas vieną perkančią organizaciją, kad tokią praktiką taiko, tai manau, kad jinai palengvina klausimų pasiūlymų pateikimą perkančiai organizacijai tiek patiems jiems, tiek pačiai perkančiai organizacijai, gaunant tą visą informaciją, kurios jai reikalinga, kad jinai suprastų tiekėjo klausimus. Ir lyg tai jų nemačiau praktikoje, bet vis tiek turiu pažymėti, kad neturėtų būti pridedami skanuoti pirkimo dokumentai, kur tiekėjai negali kopijuoti kažkokių tai nuostatų. Jiem klausant reikia perrašinėti tą informaciją, tai taupant tiek jų laiką, tiek savo laiką turėtumėte pridėti redaguojamus pirkimo dokumentus redaguojamame formate. O čia jūs matote standartinės nuostatas iš mūsų siūlomų tipinių pirkimo sąlygų. Ir šioje skiltyje perkančioji organizacija turi pasirinkti, ar rengs susitikimą su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Bandžiau surasti perkančių organizacijų, kurios savo pirkimuose būtų pasinaudojusios galimybę rengti susitikimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Deja, nepavyko. Jeigu jūs esate viena iš tų organizacijų, tai tikrai žemai lenkiu galvą, sveikinu, esate iš tų pažangiųjų. O kas dar nenaudojate, labai kviečiu tą padaryti. Tikrai nebūtina kiekviename pirkime, bet tuose, kurie jums yra ypatingai strategiškai svarbus, kur tiekėjų saugojimas kritiškai reikalingas ir, kaip minėjau, galbūt gali net vienas tiekėjo atmetimas kainuoti milijonus, tai tikrai reikėtų pagalvoti ir tą susitikimą suorganizuoti. Antroji problema - tiekėjai padaro skaičiavimo klaidų, kurių negalima ištaisyti. Tai pasirenkite Excel ar lygiaverčių formatų skaičiuoklės, įtraukite apvalinimo funkciją, užrakinkite reikšmes, kurių negalima keisti. Visai nesenai mes vykdėme pirkimą, kuriame tiekėjas tiesiog neįrašė vienos privalomos eilutės, vieno įkainio ir dėl to tiekėjo pasiūlymą turėjom atmesti. Tai pasimokykite iš kitų klaidų. Ir tikriausiai patys susidurėte su tuo, tai labai kviečiu pasinaudoti šiomis galimybėmis ir tai tikrai gali padėti tiekėjui nesuklysti ir neprirašyti tai, ko nereikia, su tiek skaičių po kablelių, kiek reikia ir panašiai. Taip pat nereikalaukite perrašinėti pasiūlymo kainos ar jos sudedamųjų dalių. Jeigu jau sukūrėte Excel skaičiuoklę, tai nereikalaukite tos pačios kainos pakartoti pasiūlymo formoje. Ir taikant fiksuotos kainos kainodarą kartu su pasiūlymu neturėtų būti prašoma pateikti darbų kiekį žiniaraščių, tai yra tas dokumentas, kuriame tikrai tiekėjai labai dažnai klysta. Tai jeigu tai yra fiksuotos kainos kainodara, prašykite darbų kiekį žiniaraštį pateikti sutarties vykdymo etape ir taip galimai išvengsite kai kurių tiekėjų pasiūlymų atmetimo. Trečia problema - atitikties lentelių neteisingas pildymas. Ir čia, sakyčiau, yra tam tikras atskiras mokslas atitikties lentelė. Vėlgi nesenai mačiau socialinėje erdvėje diskusiją, ar atitikties lentelė yra reikalinga, nes ten tiekėjai tikrai privelia daug klaidų. Tai
Tai, ar jinai reikalinga, turi būti sprendžiama priklausomai nuo pirkimo objekto, jo reikšmių, kurias norime ir turime patikrinti. Turbūt yra žinoma aukščiausio teismo praktika, kurioje nurodoma, kad vien tiekėjo deklaracijos nepakanka ir techninės specifikacijos reikšmės turi būti įrodytos gamintojo dokumentu. Tai, ką turime vertinti, ar gamintojai savo dokumentuose nurodo tas reikšmes, kurias norime patikrinti, turime išsiaiškinti kiekvieno pirkimo metu. Ir kur dažnai labai perkančiosios organizacijos klysta, kad į atitikties lentelę sudeda ir sutarties vykdymo sąlygas, kas neturėtų būti daroma, kadangi jos tikrai negali būti pagrindžiamas tiekėjų dokumentais. Tai netrukus parodysiu porą pavyzdžių, kurie padės suprasti jūsų daromas klaidas ir ką turėtumėte daryti kitaip. Tai pirmasis pavyzdys, kas mano manymu jame yra gerai, tai nėra dar vienos papildomos grafos, kur reikalavimo tiekėjui įrašyti deklaruojamą reikšmę. Ir iš karto kreipiama, kad jisai nurodytų dokumentą, pavadinimą, vietą, kur ta reikšmė nurodyta. Tai mano manimu tai yra geroji praktika, nes taupo tiekėjo laiką ir išvengiama kažkokių tai dubliavimų informacijos, kur tiekėjas gali suklysti. Kas šioje vietoje nėra gerai ir turėtų būti patobulintina, tai yra, kad 4.1, 4.2, 5.1 punktuose kažkodėl yra nurodyta, kad turi būti pateikiamas patvirtinantis dokumentas tą techninės specifikacijos reikšmę ir lieka nebeaišku, tai kodėl tada tokio nurodymo nėra prie kitų punktų ir jam yra bendrinis reikalavimas su žvaigždute viršui, kad nurodykite dokumento pavadinimą, vietą, kurioje ši informacija pateikiama. Tai iš karto dviprasmiška informacija, tai visų dokumentų reikia prie visų vis dėlto punktų, ar tik tai prie šitų, kuriuose yra būtent paryškinta ta informacija. Toliau prašoma pateikti dokumentų, tačiau nenurodoma, kad tie dokumentai turi būti gamintojo ar kitos kompetitingos institucijos. Tai kaip minėta, tai negali būti tiekėjo deklaracija ir tas turėtų būti labai aiškiai pažymėta. Ir kaip jau mano minėta, daroma klaida, dalis nuostatų yra susijusios su sutarties vykdymu, o ne su pirkimo objekto reikšmėmis. Pavyzdžiui, kad 7.2 punktas medicinos priemonės ir priedai pristatomi ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Tai kyla klausimas, kokį gamintojo dokumentą čia tiekėjas turėtų pateikti, kuris įrodytų atitikti šiam reikalavimui. Faktas turbūt, kad jokio gamintojo dokumento vargiai jisai galės pateikti, nes tai yra tiesiog sutarties vykdymo sąlyga. Antroji lentelė, čia jau tai yra grafa, kur tiekėjui prašoma nurodyti reikšmę, bet kas yra gerai, kad perkančioji organizacija yra nurodžiusi, ką konkrečiai tiekėjas turėtų įrašyti. Kažkur pasirinkti taip nereikšmės, kažkur įrašyti garantinę terminą taikomą mėnesiais ir panašiai. Čia yra tik tai ištrauka, bet visur nurodyta, tai yra mažesnė tikimybė tiekėjai suklysti. Tačiau kasgi vis dėlto yra blogai, tai visų pirma, nežinau, ar pastebėjote, bet pilkame fone prašoma nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį. Tai bent jau aš pastebėjau gal tik tai 3 kartą žiūrėdama į šitą atitikties lentelę ir labai pasimeta šitą informaciją. Tai ir lentelės maketavimas, vizualika irgi yra svarbu tiekėjui padedant nesuklysti, nes tikrai šitoje vietoje labai jam yra nesunku praleisti pilkame fone esančią informaciją ir jos neįrašyti.
Toliau, kaip ir ankstesnėje atitikties lentelėje, dalis nuostatų yra sutarties vykdymo sąlygos, tai kad pavyzdžiui, kartu su įranga turi būti pateikta įrangos naudojimo instrukcija, tai vėlgi tai nėra techninės specifikacijos atitiktis, o yra sutarties vykdymo sąlyga. Bet dar yra vienas papildomas pastebėjimas dėl vienos nuostatos, tai vat būtent šitos, kuri apibriešta, ir kas su ja yra negerai, tai techninėje specifikacijoje yra reikalavimas vėlgi pateikti šitos būtent nuostatos atitikti įrodančius dokumentus. Kyla klausimas, kodėl tiktai šitos nuostatos, jeigu lyg tai pati atitikties lentelės forma reikalauja pateikti dėl visų. Tai vėlgi ta pati dviprasmiška informacija. Ir toliau pasiūlymo formoje yra nurodyta, kad turi būti pateikti prekės gamintojo dokumentacija, brošiūros, deklaracijos ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Ir iš teismų praktikos žinome, kad tie lygiaverčiai įrodymai negali būti tiekėjo deklaracija ar tiekėjo parengti dokumentai. Bet tikrai tiekėjai ne visi tai žino, tai turėtų būti aiškiai nurodyta, kokie tie lygiaverčiai dokumentai negali būti. Ketvirta problema. Tiekėjai nepateikia visų dokumentų. Ir dėl ko tiekėjai nepateikia dokumentų? Dėl to, kad dažnai tą informaciją perkančiosios organizacijos išmėto ir daug skirtingų vietų. Todėl labai kviečiu prisiimti atsakomybę už prašomų dokumentų sąrašą. Tai yra labai dažnai mes parašome, kad turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, įgaliojimas, užpildyta pasiūlymo forma ir kiti pirkimo sąlygose prašomi dokumentai. Ir tada stebimės, kodėl tiekėjas nepateikė techninės specifikacijos trečios lentelės 4.2.19 punkte esantį dokumentą. Man kaip ir nuostabos nekyla, ar perkančioji organizacija šitoje vietoje teisiškai yra teisi, kad pirkimo sąlygos yra dokumentų visuma taip, bet vertinant tiekėjo galimybės nesuklysti, tai tikrai tokiu atveju suklysti gali žymiai lengviau. Tai kviečiu nekrėsti tokių pokštų tiekėjams ir prisiimti atsakomybę, o partnerystei sutvirtinti, jei prie pirkimo dokumentų pridėtumėt savikontrolinį klausimyną, manau, tiekėjai tik noriau dalyvautų jūsų pirkimuose. Na, o prašant paaiškinti dokumentus ar pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, vėlgi siūlau aiškiai suformuluoti, vietoj kreipiant į kažkokius punktus, tą tekstą parašyti paklausime. Tai bus patogiau ir tiekėjui, ir galiausiai jums susigaudyti. Penktoji problema - tiekėjai praleidžia atsakymų pateikimo terminus. Ir čia siūlyčiau susidėlioti algoritmą, pavyzdžiui, kad visada atsakymus į klausimus pateikimo terminą nustatytumėte 14 valandą, o kiekvienos dienos ryte, pavyzdžiui, 8:30 peržiūrėtumėte, ar gavote visus atsakymus į tą dieną paklausimus, kuriuos turėjote gauti. O tiems tiekėjams, kurių atsakymų dar negavote ir juos turite gauti iki tos 14 valandos, savo PAI susirašinėjimo priemonėmis priminkite, kad baigėsi atsakymo pateikimo terminas ir jeigu reikalingas papildomas pateikimo terminas dėl kažkokių objektyvių priežasčių, informuotumėte iki termino pabaigos, kitu atveju tiekėjas nebegalės tikslinti savo pasiūlymo. Tai tokia trumpa žinutė, manau, tikrai jums padėtų išgelbėti ne vieną pasiūlymą. Ir šeštoji problema - tiekėjai pateikia neaktualią pasiūlymo formą. Turbūt, jeigu esate vykdę per praktiką daugiau negu 10 pirkimų, su šita problema esate susidūrę. Tai visų pirma,
kas yra reikalinga, tai aiškus dokumentų pavadinimai. Natūralu, kad pirkimo metu kažką reikia patikslinti, paaiškinti, bet tada turėtų būti labai aiškiai nurodoma, kurios sąlygos yra galutinės. Siūlyčiau tą daryti nurodant datą ir sąlygas numeruojant pagal datas jų redakcijas. Na ir žinoma, visą laiką pateikti aktualią redakciją, kad tiekėjai nereikėtų atsidaryti 5 raštų ir iš jų bandyti susikombinuoti jūsų pirkimo sąlygas. Ir dar vienas patarimas, vėl maža rutina, kuri stiprintų partnerystę. Pavyzdžiui, diena prieš pasiūlymų pateikimo terminą išsiųsti žinutę tiekėjams, kad primename, jog buvo atlikti pakeitimai pasiūlymo formoje, prašome visus tiekėjus įsitikinti, kad pasiūlymą teikite ant naujausios redakcijos bei nuorodai į tą redakciją. Aš galvoju, kad tokia rutina tikrai padėtų tiekėjams atkreipti dėmesį, kad pirkimo sąlygose buvo kažkas tai pakeista. Tai apibendrinant tai, kas išdėstyta, tai kviečiu neskelbti tuščių pirkimų, individualiai įvertinti galimybę skelbti priimtiną kainą, naudoti standartinės viešųjų pirkimų parengtas tiek sutarčių, tiek pirkimo sąlygas tipinės, individualiai vertinti terminą pasiūlymams pateikti, parengti tiekėjams patogius šablonus ir atmintines, apsvarstyti susitikimo su tiekėjais galimybę, labiau įsigilinti į atitikties lentelės rengimo specifiką, prisiimti atsakomybę už aiškių prašomų dokumentų sąrašą ir susikurti rutinas, stiprinančias bendradarbiavimą, partnerystę su tiekėjais. Ir manau, kad įgyvendinę šituos mažus žingsnelius, jūs galėsite pasidžiaugti, kad esate orientuoti į tiekėjų pritraukimą ir išsaugojimą. Tai jeigu jūs taikote kažkokias dar kitas praktikas, aš labai kviečiu pasidalinti su viešųjų pirkimų tarnyba, galite parašyti ir man asmeniškai arba paskambinti. Labai jų laukčiau ir tikrai pasistengsime jas iškomunikuoti ir kitiems rinkos dalyviams, kurie galės pasinaudoti jūsų taikomą gerąją praktiką. O kas dar jos netaikote, tai labai noriu paprašyti pirkimo vadovų susėsti su komanda ir aptarti, kuriuos iš šių žingsnių jūs galėtumėte pritaikyti tam, kad stiprintumėte tiekėjų pritraukimą savo pirkimuose. Tai ačiū Jums ir linkiu sėkmės.